paroda Prancūzijai, dominuoja kinai. Jeigu kelis dešimtmečius juokdavomės matydami kinus intensyviai nagrinėjančius europietiškus, japoniškus automobilius parodose, tai dabar štai tame automobilyje yra iš Volkswageno, BMW, Mercedes ir jie žiūri tuos sprendimus, kuriuos pritaikė kinai. Štai taip apsivertė pasaulis. Do you like it? I like it. Europiečiai valo langus kino automobiliam. 800 kW arba 1088 arklio galios. Įsibėgėjimas iki 100 per 2,7 sekundės. Taip kad sveiki atvykę į naują pasaulį, į kurį atvažiuoja kiniški automobiliai. Kad žiūrėjo mano apžvalgą iš Ženevos automobilių parodos, kuri buvo šį pavasarį 2024 metais, tai tas pamatė, kad iš esmės toje parodoje buvo, ne kaip įprasta, kiekvienais metais daug super automobilių, skirtingų šalių gamintojų, tačiau iš esmės tai buvo Renault gamintojo paroda su Dacia Renault modeliais, taip pat buvo keletas kinų, tačiau iš esmės, paroda buvo, bet žiūrėti labai nebuvo, į ką tai nebent buvote didelis Renault Dacia markės gerbėjas, tada jums tikrai vertėjo apsilankyti toje parodoje. Apie ką aš? Ogi apie tai, kad aš esu Prancūzijoje, Paryžiuje ir čia, kaip ir kas antrus metus, vyksta Paryžiaus automobilių paroda. Ir jei anksčiau ta Paryžiaus automobilių paroda pamečiui keisdavosi su Vokietijos paroda, kuri anksčiau vykdavo Frankfurte, o vėliau persikelia į Müncheną, tai dabar Paryžiuje sakoma, kad galima bus išvysti beveik 500 skirtingų automobilių ir daug gamintojų nusprendė čia dalyvauti. Tad mano supratimu tai yra tam tikra atsvara Ženevos automobilių parodai, kurios kaip ir nebeliko tokios, kur galima pamatyti tikrai daug gamintojų. Tai bus žinoma Renault, taip pat prancūzų Stellantis koncernas, taip pat bus Volkswagen, BMW, žinoma daug kinų automobilių gamintojų ir man tikriausiai vienas iš įdomiausių aspektų būtų pamatyti, kaip atrodo tie kinų automobilių gamintojai, ypač tos markės, tie prekiniai ženklai arba modeliai, kurių tiesiog nėra Lietuvoje. Tai dabar ir užeisiu į tą parodą ir siūlau apsilankyti su manim joje kartu. Ir ten žadama tikrai nemažai įdomių naujienų, nuo tikrai brangių, prabangių kiniškų automobilių iki skraidančių modelių. Jau matau. Įeinu į salę. Salė tikrai įspūdingo dydžio. Tačiau toks yra dežavų jausmas. Dežavų jausmas kaip Ženevos automobilių parodoje, kur dominavo Renault ir Dacia prekinės ženklai. Taigi, jau matyti Dacia skirta tikrai labai daug vietos. Apie juos aš pasakojau Ženevos automobilių parodoje, tai nieko čia naujo ir nelabai nepasakysiu. Tačiau stendas tikrai įspūdingo dydžio. Dacia. Vieni pigiausių automobilių rinkoje, tačiau akivaizdu, kad tai leidžia uždirbti tikrai didelius pinigus. Sakykime taip, tokia Norfa automobilių pasaulyje. Toliau, tam pačiam gamintojui priklausantis Renault prekinis ženklas, pagrindinis, ir čia gražiausiomis spalvomis Renault 5 elektromobiliai. Jie jau buvo pristatyti, taip pat apie juos pasakau Ženevos automobilių parodoje, tačiau irgi nieko naujo nepapasakosiu, bet akis paganyti tikrai gražus, spalvota, tačiau ne čia yra pagrindinė naujiena. Ir netgi ne čia, kur aš dabar matau, daro interviu prieš tai šio Renault embleme. Yra sakoma, kad šis automobilis bus būsimųjų Renault automobilių dizaino kaip ir pavyzdys. Aptakus, aerodinamiškai efektyvus, nesvarbu labai didelė maksimali galia, tačiau esmė, kad būtų labai technologiškai pažangus. Štai toksai gulščių nuožulnių formų
kaip jau minėjau, aerodinamiškai efektyvus. Ir einame toliau. Ir štai vienas gražuolis, štai toks su gražiomis akytėmis, toksai žavus automobiliukas, kurį tiesiog miela žiūrėti. Čia yra kol kas koncepcinė versija, tačiau, na, atrodo jis tikrai simpatiškai. Sakė, lipti negalima. Tai va, iš vienos pusės neleido prieiti, tai kažkaip galima štaigi prieiti ir iš kitos pusės. Gal ir gerai, kad čia taip neapspistų to automobilių, nes puls ir nuplėš su rankomis šitągi Renault Twingo. Na, tikrai atrodo žaviai, šiek tiek naivokai, bet taip ir atrodė pirmas Twingo, kuris buvo toksai mažas vienaturis. Vėlesniai Twingo, na, buvo truputį kitokios koncepcijos, tačiau Renault gamintojo pagrindinis akcentas šioje parodoje yra štai naujas Renault 4 elektromobilis. Jisai atrodo, na, tikrai gerokai didesnis negu yra iš tikrųjų, o jo ilgis siekia vos 4 metrus 10 centimetrų. Ta pati platforma kaip Renault 5, įvertinant, kad Renault 5, Lietuvoje kainos nėra žinomos, Vokietijoje Renault 5 kainuoja nuo 33 000 eurų. Tai akivaizdu, kad didesnis Renault 4 bus ir brangesnis, tačiau tikrai atrodo gana simpatiškai, nors turėčiau pasakyti, kad matyt šis Renault modelis, kaip ir Renault 5, kažkiek to dizaino pasiėmė ir iš Dacia kampuotų automobilių ir man šiek tiek kertasi tas dizainas, kur jie pristatė tą Symbol modelį. O Symbol modelis jisai toks aptakus, nuožulnus, aerodinamiškai turintis mažą pasipriešimą. Nu, o čia toksai daugiau elektrinis Renault Dacia. Tai čia ne elektrinis Renault Dacia, tai yra Renault 4 elektrinė versija. Kažkada buvęs labai populiarus, pigus, mažas komercinis automobilis, parduodamas dideliais kiekiais, tačiau, na, dabar tai, sakykime taip, tikriausia daugiau bus įvaizdinis automobilis tiem, kas gali tokiai mašinai išleisti gerokai daugiau nei 30 000 eurų. Na, štai dar vienas Renukas, vienetinis modelis, pagal seną Renault R17 automobilį, pagamintas elektromobilis, retro modelis, na, čia jau suprantu, tikrai žemas, tikrai aptakus, salonas labai jaukiai ir šiuolaikiškai atrodo. Tai tiek apie Renault automobilius, kaip jau minėjau, štai pagrindinė naujiena yra nauji Renault 4. Tačiau jeigu kažkada prieš keliasdešimt metų Renault 4 atrodė baisokai ir buvo tiesiog pigus, tačiau praktiški automobiliai, tai dabar yra įvaizdiniai automobiliai, kurie nei pigus, nei tikriausia labai praktiški, jeigu varomi vien tik elektra. Priešingoj pusėj mums visiškai neaktualus Alpine prekinis ženklas, taip pat priklausantis Renault gamintojui. Ir va, tie patys Renault 5 automobiliai, tačiau po Alpine perdarimo atrodo dar efektingiau, nors, man atrodo, tie patys Renault automobiliai atrodo tikrai neprastai. Štai, rimti vyrai susitikę, čia aišku manęs niekas neįleis. Kalba apie rimtus dalykus. Ir turiu pasakyti, kad štai automobilis, kurio nėra mūsų rinkoje, tačiau Alpine A100 R sportiška versija, na, tikrai labai efektingas ir tikrai labai smagus vairuoti automobilis. Tiesa, juodai nevažiavau, bet tikiuosi gal kada nors ir pasiseks. Bet tai grįžkime prie praktiškesnių dalykų ir praktiškesnių. Tai yra pigiausias Kia elektromobilis Kia EV3. Jo kaina yra mažesnė negu elektrinio Niro ir jis kainuoja mūsų rinkoje nuo 40 000 eurų. Tačiau turi tikrai nemažą 58 arba 81 kWh akumuliatorių ir tai leidžia vien tik elektra, nes kitkuo ir nenuvažiuosi, nebent pasiskirdamas kojomis, nuvažiuoti daugiau kaip 600 km. Dar yra taip pat mūsų rinkoje visiškai neaktualus, neįdomus naujas Kia Picanto. Galbūt kada lietuviai ir persės prie
mažesnių automobilių, nes miestegi nebūtina važinėti su didelėm mašinom. Štai nenori ponai sėsti, tai gal ir aš įsėsiu į to automobilio vidų. Pasižiūrėsiu, koksgi tas Kia V3 yra viduje. Ir turiu pasakyti, tikrai, kaip visi kiti Kia automobiliai, man tikrai patinka jo apdaila. Na taip, viršuje kietas plastikas, tačiau visgi šis segmentas to labai ir nereikalauja. Patys dizaino elementai tokie, štai, yra stiliaus pretenzijų. Štai toks audinys priekyje, žinomas iš kitų Kia Hyundai modelių, horizontalus ilgas ekranas, vairas. Na, iš tikrųjų, aš neabejoju, kad šis Kia V3 bus tikrai populiarus automobilis, renkantis mašiną šeimoms, važinėti mieste, o kadangi ir pats nuvažiuojamas atstumas yra tikrai nemažas, tai neabejoju, kad tai bus gana ir praktiškas pasirinkimas. O dar štai, Kia turi ir tokį autobusiuką, kuris, aš kaip suprantu, yra numatytas važinėti savivaldžių būdu. Ir štai ten apačioje rodydavo, kokius jis atliks manevrus. Visa tai yra ateitis ir kaip šita paroda ne tik apie pačius automobilius, tačiau ir apie sprendimus, taip kaip jie važinės patys, net ir be vairuotojo, nors štai čia yra vairas, jį galima vairuoti, tačiau žiūrėkit, kokia erdvė tikrai nemaža. Bet tai visgi dar būsimas modelis ir norėjau pasakyti, kad nusileiskime šiek tiek ant žemės, nusileiskime kalbėdami apie praktiškesnius dalykus, tačiau nepavyks. Štai dar vienas koncepcinis įspūdingas, dabar jau grįžtu prie Renault automobilių estafetė modelis. Kol tokie pradės išvežioti prekes miestų gatvėse, manau, dar praeis tikrai nemažai laiko. Aš manau, kai jie važinės, jau nebedarysiu apžvalgų, švelniai tariant. Tačiau, atsimenat, aš jums sakiau apie skraidantį automobilį, tai čia galima pakalbėti apie tą, nusileiskime šiek tiek ant žemės, tačiau nepavyks, ne kiekvienoje automobilių parodoje tenka į automobilių žiūrėti štai tokių kampų, kurie yra štai čia viršuje. Iš tiesų aš nieko gero apie jį nepasakysiu, nes akivaizdu, kad tai nėra nei serijinis automobilis, nei čia kažkas gamins, nei išvis čia yra automobilis. Tačiau, dėmesiui pritraukti, kodėlgi ir ne. Tačiau štai šitas kinų Xpeng gamintojas ką tik pristatė P7 plus savo 5 metrų verslo klasės automobilį, kuris, štai galima pasižiūrėti iš toli. Aš apžiūrėjau kai kurias kitas mašinas ir galiu palyginti. Tai yra kiniška Tesla, tik tai, kad atrodo surinkta kokybiškiau. Tačiau P7 plus gamintojas sako, kad yra pirmasis automobilis, kuris yra valdomas dirbtinio intelekto. Ir turiu minti dirbtinį intelektą ne tik kalbant apie multimedijos sistemą, kaip paklausė, o kaip tą padaryti, kur nuvažiuoti, ką aš čia matau už lango. Tačiau dirbtinį intelektą ir kai kalbame apie energijos naudojimą, apie nuvažiuojamą atstumą ir kitus dalykus, žodžiu, jum bent jau kol kas reikia tik sukioti vairą, o dirbtinis intelektas pasirūpins maksimaliu energijos naudojimo efektyvumu. Ir štai labai daug kinų, nes buvo pristatytas šitas modelis. Žinote, pasakysiu vieną pastebėjimą. Jeigu kelis dešimtmečius juokdavomės matydami kinus intensyviai nagrinėjančius europietiškus, japoniškus automobilius parodose, tai dabar štai tame automobilyje yra užstrigę europiečiai. Galbūt iš Volkswageno, BMW, Mercedes, Audi, bet kur. Ir jie žiūri tuos sprendimus, kuriuos pritaikė kinai. Štai taip apsivertė pasaulis. Čia vis dar stoviu, laukiu, bandau įsėsti tą automobilį, tiesiog parodyti, koks yra jo salonas, nes iš tikrųjų maloniai nustebino. Štai pavyzdžiui,
žiūrint į visą surinkimą, apdailą, na, akivaizdu, tai yra tokie kaip šiuolaikiški elektromobiliai. Tas pats Tesla, čia tikriausiai jokių klausimų nėra. Lygiai taip pat ir salono koncepcija, tačiau pati surinkimo kokybė, na, tiek iš išorės, tiek ir viduje tikrai yra labai labai gera. Na va, atrodo, vyrukai pagaliau išlipa iš automobilio. Ne, jie neišlipa, jie neskuba išlipti. Matau, kaip jie apžiūrinėja šitą kinišką automobilį, kurio pavadinimą Xpeng G6. Net ir atsimint gana sudėtinga. Tačiau jie tai vertina detalės, kad akivaizdu, kad jie ne pirmą dieną susiję su automobiliais. Tai kaip iš nusikaltimo vietos išėjo. Sėsiu ir aš šiandien. Labai daug norinčių yra tamsus salonas, tačiau kai visada šviesų salonas atrodo geriau. Ir akivaizdu, kad rūksta padai Europos automobilių gamintojam. Ir supraskite mane teisingai. Nekenčiu komunistų, nekenčiu diktatorių, nekenčiu autoritarinių valdžių. Ne taip turi vykti visas gyvenimas, visas verslas. Tačiau faktas tas, kad kinai siūlo tokius produktus, kur europiečiai dabar, na, gali tik tai bėgti iš paskos, o dar įvertinant, kad Kinijoje yra didžiausi ištekliai, kalbant apie akumuliatorius, tai čia aš galiu pakalbėti dabar, kaip įrengtas šitas automobilis ir jau akivaizdu, kad jis yra kokybiškesnis negu Tesla. Žiūrėkite tuos pačius ekranus, žiūrėkite visą surinkimą, žiūrėkite į groteles, kurios netgi neturi judančių dalių. Aš čia tiesiog nusižiūrėjau iš tų žmonių, kurie akivaizdu yra kažkokio tai europinio automobilių gamintojo dizaineriai. Ir jie taip stebėjo šias detalės, kad, na, tiesiog tai yra labai geras pavyzdys, kaip greitai pasikeitė visas pasaulis, visi prioritetai. Aš jau nekalbu apie jokius nuvažiuojamus atstumus, nekalbu apie kilovatus. Akivaizdu, kad viskas yra tikrai aukštame lygyje, tačiau apie patį surinkimą, na, maloniai džiugina ir tenka pripažinti, kinai tikrai pirmauja. Štai tokios naujienos apie kinų automobilių gamintojus, kurios čia aš parodžiau vos kelis ir jų bus dar gerokai daugiau. Na ir perėjau į Ford automobilių stendą, kur štai yra elektrinis Ford Explorer. Arba šioje parodoje debiutuojantis elektrinis, na, kas atspės jo pavadinimą? Ford Capri. Už Capri pavadinimą aš tikiu, kad šio automobilio dizaineriai degs pragare, nes tai tikrai nėra tas Capri, kurį mes atsimename iš 90-mečio, kai baigė jį gaminti nuo 79 iki 86. Tai buvo žemas, įperkamas sportiškas kupė. Dabar tai yra SUV crossoveris, kuris, na, važiuoja elektra, jo akumuliatoriaus talpa siekia iki 79 kWh, didžiausia galia siekia iki 340 arklio galių ir įsibėgėjimas iki 100 vos per 5,3 sekundės, nuvažiuojamas atstumas, na, pasitikrinau, daugiau kaip 600 km. Štai toks tas naujas Ford Capri. Ir kaip ir Ford Mustang, jeigu girdite tą pavadinimą, tai nereiškia, kad tai yra tas automobilis, kokį jūs įsivaizduojate. Ir dabar įsėsiu, pasižiūrėsiu, kaipgi to Capri viduje. Pasižiūrėsiu. Na, iš Ford, aišku, didelių lūkesčių nėra. Visgi tai yra toks, sakykime taip, su amerikietišku požiūriu pagamintas automobilis, kur nereikia sutaupyta, kur reikia irgi labai ten aukštos klasės medžiagų neverta tikėtis, nes visgi tai yra Ford. Bet štai kaip ir naujoj mano jau apžvelgtoje Puma, štai čia yra toks Bang & Olufsen ilga garso kolonėlė, vertikalus ekranas.
Na, kažkokių didelių naujienų čia tikrai nėra. Tad dar vienas elektrinis sport crossoveris. Ir štai matau, va ten va kolega, va ten va mane filmuoja, pričiupo Paryžiuje. Malonu. Dabar žiūrėkit, toks labai įdomus momentas. Štai už manęs yra BMW stendas. Kiek matote ten žmonių? Na, neypatingai daug. Štai dar matote fotografą užsilipusį į viršų, kuris kažkodėl fotografuoja visiškai ne BMW stendą, o štai šią vietą, vieną didžiausių stendų Paryžiaus automobilių parodoje. Ir jeigu jums tas pavadinimas nelabai ką sako, kaip ir man, tiesą sakant, kol nepradėjau ruošti čia medžiagos, Leapmotor, tai aš siūlyčiau jums jį įsidėmėti. Įsidėmėti dėl to, kad visai neseniai buvo paskelbta, kad Stellantis grupė, o Stellantis grupė yra 4. didžiausias automobilių gamintojas pasaulyje po Volkswagen, Toyota ir Hyundai. Jam priklauso 14 prekinių ženklų, Peugeot, Citroën, Jeep, Chrysler, Opel, na, galybė prekinių ženklų. Jis už 1,5 milijardo eurų, nei daug, nei mažai, įsigijo 51% Leapmotor kompanijos iš Kinijos akcijų ir dabar tai yra Leapmotor Automotive, kurią valdo Stellantis grupė ir akivaizdu, kad visi šie elektromobiliai atsidurs salonuose, kurie prekiauja Stellantis grupės mašinomis. Taip kad štai, net negaliu prieiti, nors prieš tai buvau priėjęs. Ir pigiausias jų elektromobilis kainuoja vos nuo 18 000 eurų. T03. Štai va šitas, toksai akivaizdžiai konkuruojantis kibiriukas su Renault. Ir faktas tas, kad jeigu Renault buvo prieš tai vienintelis automobilis, kuris už tokią nedidelę kainą buvo siūlomas rinkoje, vėliau atsirado kiniški Ora, kaip mes žinome, kol jie buvo už patrauklę kainą 25 000 eurų, tai juos pirko, kai jie pabrango keliais tūkstančiais eurų, jų nebepirko, nes šitas segmentas yra labai kainai jautrus. Tačiau, na, pradžiai tai, kad bent jau yra ratai, nors ir su parūdijusiais stabdžių diskais, bet tiesiog atsiminkite. Leapmotor. Aš nieko nenoriu sakyti apie tos kiniškus automobilius, bala jų nematė, tačiau faktas tas, kad mes jų neišvengsime. Beje, gera žinia yra ta, kad visai neseniai Briuselis priėmė įstatymus, kad kiniški automobiliai vien dėl to, kad Kinijos valdžia jos subsidijuoja, bus apmokestinti prie papildomo 10% mokesčių dar papildomai 30% muito mokesčių, kas yra visai logiška, nes kitu atveju konkuruoti be šansų. Štai už manęs interviu duoda Leapmotor Automotive CEO, kuris pristatė šitos automobilius, kalbėjo labai gražiai angliškai, kalbėjo labai įtikinamai ir aš neturiu klausimų, kad dabar yra daug skirtingų kiniškų vardų, tačiau būtent Leapmotor, kurie yra susiję su viena didžiausių pasaulyje automobilių gamintojų Stellantis grupė, jie tikrai Europoje turės tikrai didelę ateitį. Žinoma, visą tai bus kalba apie balansą, nes patys Stellantis turi daug europinių markių automobilių, tad niekas nenorės, kad jie konkuruotų, bet visgi manau, kad jų portfolijoje atsiradęs dar vienas ženklas, tai bus dar vienas pasirinkimas tiem, kas ieško nebrangaus elektromobilio. Taip kad, sėdu į šitą pigutį, kol kas aš nieko nepasiruošiau, ten noriu atidaryti priekį, štai. Padėjau atidaryti ir rankenėlė nenulūžo, tai jau pirmas darbas kaip ir pavyko, sakyčiau taip. Štai tokie multimedijos ekranai, blizga čianais, akivaizdu, kad blizgės ir lauke, ir saulėje.
Bet vėlgi tai perkant už tokią kainą automobilį tikriausiai nėra pats svarbiausias dalykas. Štai toksai stiklinis stoglangis. Aišku, susikomplektavus daugiau, tikrai nekainuos 18 000 eurų. Tačiau, na, tikrai akivaizdu, kad atrodo geriau negu Dacia Spring. Taigi, nu, rinkoje atsiras vis daugiau nebrangių elektromobilių. Štai čia dar yra keletas didesnių. Čia, tai pavyzdžiui, tas C10 ar B10, nebeatsirenku dabar aš tų pavadinimų, kainuos nuo 36 000 eurų. Žodžiu, tikrai, matant kokybę, matant kainas, tai labai konkurencingi automobiliai. Ir štai tam pačiam Stellantis priklausantis vienas gražiausių prekinių ženklų, tai yra Alfa Romeo. Štai Alfa Romeo Stradale 33. Tai yra automobilis įkvėptas 70-metyje sukurto modelio, kurio buvo pagaminta vos 17 vienetų. Tai ir šio bus pagaminta, na, daugiau, 33 modeliai. Tačiau jo kaina, jeigu jie dar nėra išpirkti, visgi yra nuo 1,7 milijono eurų. Na, akivaizdu, kad tai yra vienetinis modelis ir tikriausiai reikėtų nueiti prie to automobilio, kuris, žinoma, mūsų rinkoje Alfa Romeo neturi kažkokio ypatingo gero vardo, tačiau pigiausias Alfa Romeo, štai dabar yra šis modelis, Alfa Romeo Junior. Ir gal įsėsiu į vidų, kol yra proga, reikia pasinaudoti. Wow, čia matyti kažkoks pagerintas salonas. Įkritau į tokius kaušus. Oho, čia tikrai sportiškas salonas. Norėčiau įsėsti į bazinį šį automobilį, na, bet tikrai nesupainiosi, kad esi Alfa Romeo automobilyje. Štai kaip gražiai raudonai, tokie sportiniai kaušai. Na, tikiu, kad beveik nebejoju, kad šis automobilis tikriausiai dvigubai brangiau kainuoja negu bazinis modelis. Na, dabar įsėsiu į tokį labiau demokratišką Alfa Romeo Junior. Štai, gerokai labiau įprastos sėdynės, minkštos tokios. Net neįprasta Alfa Romeo, kad jos tokios būtų minkštos. Tikriausia nieko neperdarinėjo ir iš Citroen išėmė ir įdėjo į Alfa Romeo, tai iš karto akivaizdu, kad ne. Čia toks minkšta apatinė dalis. Na, vien už tokias sėdynės aš negaliu pagirti šio automobilio, tačiau taip pat, kaip ir yra didesnysis Alfa Romeo Tonale, jis niekada nepatiko, kaip jisai vairavosi. Nors išvaizda tokia pusėtina. Tai čia kažkoks tai gana eklektiškas rinkinys įvairiausių detalių. Norėtųsi daugiau vientisumo kažkaip tai, bet jeigu jums imponuoja tas prekinis ženklas, tai kodėl ir ne. Taigi, Leapmotor, Alfa Romeo ir toksai gana apytuštis BMW stendukas, tačiau jame yra vienas toks gana svarbus naujas dalykas. Tai yra BMW Vision 2 nauji koncepciniai automobiliai. Tai yra Neue Klasse ir Neue Klasse X. Tai yra SUVas crossoveris ir lengvasis automobilis, kuris, na, tikriausiai matote iš karto akivaizdžiai, matosi tos maloniai nedidelės priekinės grotelės, nes buvo kažkokia nesąmonė hipertrofuota su didelėm šnervėm, kas, na, atrodė visiškai neskoningai. Ir štai ši X klasė yra labiau kampuota ir man į tokia, na, gerai, šiuolaikiška. Tačiau man kur kas labiau patinka, pažiūrėkite, koks skanutis, kokį BMW 1800 ar 2002 primenantis seną klasikinį automobilį. Mažas, skaidrus mašiniukas, kurio iškart norėtųsi sėsti ir važiuoti. Deja, kol kas negaliu, bet jeigu išlaikys šią koncepcijos liniją, aš tik tai labai džiaugsiuosi, nes pasižiūrėkite, kaip viskas padaryta skoningai, kaip atrodo gerai. Tai yra tas BMW, kurį aš įsivaizduoju, koks ir turi būti.
lengvas, greitas, vikrus, galingas, puikiai manevruojamas automobilis. Tai, na, labai džiaugiuosi, kad pagaliau BMW nusprendė su štai šiom dviem koncepciniam versijom pristatyti savo naują dizaino liniją. Čia dar vienas Stellantis grupės prekinis ženklas. Ten yra naujas elektrinis Peugeot 5008. Čia yra koncepcinis modelis. Aišku, tai yra kaip dizaino studija, viskas kaip ir neblogai. Yra pristatomas modelis, parodant, koks yra jo dizainas, tačiau vis tiek tokių automobilių serijinių mes niekada neišvysime, bent jau artimiausius keliasdešimt metų. Na, tikrai atrodo įspūdingai, bet akivaizdu, kad neaktualu. Ir štai du. Matosi, čia Peugeot tikrai nepersistengia labai pristatydami savo naujieną. Pereinu į Citroën, kuri štai reklamuojasi su YouTube'u. Štai kaip atrodo atnaujintas elektrinis C3. Tas jo dizainas yra labiau kampuotas. Citroën atrodo tikrai neblogai. Tos kampuotos formos. Štai atnaujintas AMI. Čia toks automobilis bairis daugiau. Na, o kas yra realu, tačiau vis dar yra koncepcinė versija. Tai yra štai C5 R-Cross koncepcinis automobilis. Naujas dizainas ir, na, kampuotos formos atrodo tikrai labai neblogai. Spūdinga ir pati spalva. Tad akivaizdu, kad būtent tokie automobiliai Citroën ir bus tie modeliai, kurie uždirbs jiem pinigus. Dar viena pilka pelytė ir štai toks nelabai gausiai apspistas kampelis. Tai yra Škoda, kur yra štai naujas Škoda Elroq elektromobilis. Gamintojas ir gamintojas atstovai daugiau apie jį papasakos. Bet bent jau smagu tai, kad Škoda yra. Ir šalia, štai pavyzdžiui, man užkabino yra Volkswagen modeliai. Ir žinoma, svarbiausias akcentas tai yra naujasis Volkswagen Tayron, kurio apžvalgą aš jau esu parengęs. Štai naujasis Volkswagen Tayron. Tačiau man kur kas įdomesnis modelis atrodo štai šis. ID GTI konceptinė versija. Atrodo tikrai įspūdingai. Toksai elektrinis golfukas. Taip kaip ir norisi, kad atrodytų GTI automobilis 21 amžiuje. Žinoma, tai yra tik tai kol kas koncepcinė versija, nieko apie jį neskelbiama, tačiau, na, pažiūrėkite, kaip atrodo įspūdingai. Man bent jau šitame stende tai vienas įspūdingiausių modelių. Taigi, čia buvo Škoda Volkswagen, tas pats koncernas, tačiau vėlgi, nori nenori, einu prie kiniškų automobilių. Paroda Prancūzijai, dominuoja kinai. Kaip galvojate, kas čia? Humvee, Land Rover Defender. Čia yra Dongfeng, kiniškas automobilis, tačiau Europoje parduodamas kitų vardų M-Hero 1. M-Hero 1, tačiau tai yra elektrinis visureigis, kuris dabar varomas vien tik elektra. Jo bendra galia, jis turi 4 elektros motorus po 200 kW, 800 kW arba 1088 arklio galios ir turi įspūdingos talpos 142 kWh akumuliatorių, kuris leidžia nuvažiuoti daugiau kaip 500 km. Ir štai šiam masyviam 3,3 tonas sveriančiam elektromobiliui jis užtikrina įsibėgėjimą iki 100 vos per 4 su trupučio sekundės. Kažkas yra neįtikėtina. Na štai, važiavę pakojai,
Aišku, čia didelių subtilumų tikėtis neverta. Iš tiesų pasižiūrėjęs į šitą vairą, tai pagalvojau, kad yra kažkas britiškas modelis. Aš nevelnio. Ir maža to, tikrai atrodo solidžiai, kad tai surinktas. Beje, Dongfeng gamina automobilius ir kinų kariuomeniai. Jeigu jums tai įdomu žinoti, čia yra elektromobilis. Labai neužilgo pasirodys ir iš tinklo įkraunamas hybridas. Na, bet štai toks vat. Elektrinis, kiniškas Dongfeng Kinijoje arba Enviroj Europoje visureigis. Tokia štai kiniška paroda Paryžiuje. Ir priejau štai žinoma prekinį ženklą Audi. Gana kompaktiškai, gana subtiliai viskas, tačiau tie automobiliai, kurie patinka europiečiam. Na, o kalbant apie pagrindinę naujieną, tai yra štai Audi Q6 Sportback e-tron. Šiai dienai tai yra daugiausia nuvažiuojantis Audi elektromobilis. Jo akumuliatoriaus talpa siekia nuo 86 iki 100 kWh, tai leidžia vien tik elektra važiuoti iki 656 km. Ir jo galia siekia iki 360 kW, 483 arklio galių, bėgėjimas iki 100, 4,3 sekundės. Na štai toks vat Audi Q6 Sportback e-tron. Čia po tų visų kiniškų modelių gausos kažkiek ir pasimeta žinomi europinių gamintojų automobiliai. Na, o štai kūrybiniai pertraukėliai galima apsilankyti tokioje filmuose vaidinusių automobilių ekspozicijoje. Tiesa, čia viskas prancūziškai ir aš nežinau, ar tikrai čia yra tie, kurie ir buvo filmuose originalai. Tuo labiau štai pirmos kelios mašinos man apart tų modelių kaip Renault Fuego purvinas vaidino kažkokiam prancūziškam serialė, nieko nesako. Taip pat Santija sugebėjo net 3 kažkokiuose filmuose, vėlgi aprašyta prancūziškai. Na, o šito automobilio tikrai, manau, atskirai pristatinėti nereikia. Legendinis taksi automobilis Peugeot 406. Ir čia štai jūros periodo parko automobiliai. Štai yra Transformerių Chevrolet Camaro, Ford Mustangas. Labiausia norėčiau išgirsti, kai veikia šitų automobilių V8 motorai. Čia yra iš naujo Robocopo 2014 metų, na, nebe toks ir naujas. Taip pat iš atgal į ateitį antros dalies yra policijos automobilis. Na, o čia yra DeLorean atgal į ateitį automobilis keliaujama. Iš tikrųjų, tiek pats filmas, tiek to labiau automobilis yra tikrai įspūdingas. Bet mobilis V8 5,7 litro. Filme vėlgi atrodo viskas tikrai geriau negu gyvai. Bet tam ir yra filmai, kad sukurtų pagerintą realybę. Na, čia Jameso Fondo automobiliai. Štai nuo BMW 750, Aston Martino DBS modelio. O čia automobiliai serialų 90-mečio. Lenktynės buvo plačios, šukuosenos vešlios. Nieko man nesako tie serialai, na gerai. Starskis ir Hatchas kažką ir sako. Ford Gran Torino. Dodge'as Chargeris. Jeigu buvote tų serialų žiūrovai, tai galbūt jums ir bus tikrai tie dalykai įdomus. Geriausia, vienintelis, kuris man geriau yra žinomas automobilis, tai kur greiti ir juda, Dodge'as Chargeris. Ir
Toyota Supra, vėlgi iš tų pačių greitų ir įsūkių. Beje, dar grįžtant prie šio Dongfeng elektrinio galingo visureigio, pastebėjau, kad jis tikrai patinka ponioms su brangiais rankinukais. Gal tai ir yra viena iš tų tikslinių grupių. Ir dar pasikalbėjau čia su žmonėm aplinkui esančiais pardavinėjančiais šį automobilį. Tai sako, jis parduodamas Italijoje, Ispanijoje, taip pat Norvegijoje, gal ir dar kažkuriuose Skandinavijos šalise. Ir labai galimas atvejis, kad bus parduodamas ir Lietuvoje. Sako, ne, Prancūzija čia ne ta rinka, kur pirktų tokį automobilį, tačiau vat būtent pietų šalis, taip pat Skandinavija, yra tos, kuriom patinka šitie automobiliai. Tad nori ar nenori, turi susitaikyti, kad tokie automobiliai ateina į mūsų rinką. Ir, na, jo kaina, sakė, su visais švilpukais ir varpeliais yra 170 000 eurų. Kaip už daugiau kaip 1000 arklio galių pasiekianti elektrinį visureigį su dideliu nuvažiuojamo atstumu. Prabangų ir tikrai kokybiška atrodo bent jau. Tai toks kaip ir lyg ir visai toks variantas, kuris rastų tikriausiai ne vieną pirkėją. Ir jeigu manote, kad kinų automobiliai tuo ir baigėsi, tai ne. Štai čia yra 2 aukštų didžiausia salė, kur yra šiaip dominuoja kinų gamintojai. Na, bet viena pagoda. Štai yra ir labiau pažįstamų gamintojų. Šioje salėje, kur sakiau, dominuoja kinai, štai yra ir Cybertruck. Įspūdingas pikapas, daugiau kaip 5,5 metro ilgio, įspūdingos galios, nuvažiuojamas atstumas virš 500 km, tačiau įsibėgėjimas iki 100 per 2,7 sekundės. Mes kalbame apie štai šitą, net nežinau kaip pavadinti šitą dalyką, tačiau, na, čia kažkas tokio. Aš mačiau daug važinėjančių tokių Cybertruck Kalifornijoje, atrodo tikrai efektingai. Dabar jis yra homologuotas ir bus parduodamas ir Europoje. Na, kalbant apie tokias mašinas, tai tikrai tai yra kažkas išskirtinio. Na, kaip ir kitose Tesla automobiliuose. Vienas ekranas, kampuotas vairas ir tiek žinių. Taigi, tarp kinų įsipinęs yra Tesla gamintojas ir taip pat General Motors priklausantis Cadillac ir pirmasis jo elektromobilis Lyriq. Žinant Cadillac kainas, tai tikrai čia didelio populiarumo aktualumo nebus šiam automobiliui. Tačiau faktas tas, kad jeigu norite prabangaus elektromobilio iš amerikiečių, Cadillac galės tą pasiūlyti. Šitoks truputį klasikinis, tikrai prabangus elektromobilis. Kalbant apie duomenis, na, jo akumuliatorius tikrai yra nemažas, 100 kWh. Galia siekia daugiau kaip 500 arklio galių. Na, o kaina Jungtinėse Amerikos valstijose yra $60 000. Europoje, bent jau Vokietijoje, prasideda nuo 80 000 eurų. Na, tikriausiai jau net nebeminėsiu, iš kokios šalies markė yra GAC. Kai prašo Wikipedia, tai yra valstybei priklausanti markė. Kinai dominuoja tiek Paryžiaus automobilių parodoje, tiek akivaizdu, kad europiečiams yra apie ką susimastyti. Ir čia tikrai ne tik mokesčių, ne tik kainų klausimas, bet ir tai, kokius automobilius jie gamina ir ką siūlo kinai.
klasikinis skydelis, mažas vairuotojo informacinis ekranas, didelis ekranas per vidurį. Jūs galima sakyti, copy-paste dalykas visose automobiliuose. Tačiau, na, šitą. Tai vėlgi, galbūt tiem, kam reikia Tesla, Porsche, toks hybridas, kuris turi įvairių bruožų, bet jeigu geros važiavimo savybės ir tikrai neabejoju, didelis nuvažiuojamas atstumas, tai kodėlgi ir ne. O dabar nueikime prie vieno iš tų ženklų, kurie yra gana žinomi. Ir štai net keista, kaip ir anksčiau, tiesiog prabėgau europinius ženklus, čia Tesla, Cadillac, jie nėra dominuojantis, čia dominuoja kinai. Ir štai pavyzdžiui, čia yra BYD, Build Your Dream. Tai ką siūlo? Jis siūlo tiek įvairiausių gyvenimo būdo automobilius, crossoverius. Šeimos apžiūrinėja tos automobilius. Nėra jie labai futuristiniai. Įtariu, kad ir kainos yra gana įperkamos. BYD pristatė naują premium savo ženklą, Yangwang vadinasi. Na, pavadinimas gal ir keistokas, tačiau automobilis tikrai atrodo įspūdingai. Prieiti prie jo čia galimybių praktiškai jokių nėra. Rimti vyrai susidomėję apžiūrinėja. Moterų čia nematau. Tačiau bent jau pasižiūrėsiu, kas čia darosi gale. Čia jokių klausimų dėl to nėra. Žiūrėkite. Kiek žinau, šio automobilio kaina tikrai nėra maža, apie 150 000 eurų. Tačiau viskas, pasižiūrėkite į apdailą, tai tikriausia Maserati, Aston Martin, Bentley, viskas kartu sudėjus. Dabar man įjungtas sėdinių tiek vėdinimas, tiek masažas, tiek štai europiečiai valo langus kino automobiliam. Ekranas komforto funkcijom. Ir kvapas, tikros odos kvapas. Štai. Žiūrėkite, kaip gale atsidaro bagažinės durelės, tikras visureigis. Man vis dar masažuoja nugarą. Čia tokia rausva Alcantara. Na, aukščiausio lygio prabanga. Mygtuką paspaudžiau. Atsidariau dureles. Štai pakojis. Štai durelės. Sakykit jūs man, ką norite. Štai, žinoma, pritraukėjai. Na, pabandysiu atsisėsti į priekį. Manau, kad šiandien ir už itališkus super automobilius yra labiau kokybiškai surinkta mašina. Do you like it? I like. You like it. Aišku, būtų dar įdomu pravažiuoti su šitą mašiną, bet reikia pamatyti, paliesti. Neturiu jokių abejonių, kad čia ir Maserati tikriausiai dar toli iki to. Na, mūsų Bentley tikriausiai irgi dar reikėtų palyginti, kuris automobilis yra geriau surinktas. O kalbant apie kainas, tai čia... Jeigu tikrai kaip yra rašoma, kad šitas automobilis kainuoja apie 150 000 eurų, tai čia klausimų nėra. Nėra klausimų. Todėl aš nesistebiu, kad štai europiečiai žiūri, domisi šitą mašiną. Medis, faktūra, paliesti malonu, paspaudžiu mygtuką, atsidaro durys. Štai žmonės tiesiog kaifuoja. Atrodo per daug pagirų šiam automobiliui, bet
yra kaip yra. Aš pats stebiuosi, kaip per kelis metus pasikeitė visa automobilių pramonė. Vos prieš kelis metus, žinoma, galbūt nebuvo Europoje tų modelių, tačiau milžiniškais tempais. Štai visas surinkimas, visos detalės yra taip išdirbta, taip išbaigta, kad aš neturiu ką ir komentuoti. Na va, tai jums ir Build Your Dream. Tikriausiai pabaigsiu ten, kur tik atėjęs į Paryžiaus automobilių parodą pradėjau. Pirmas stendas, kur užėjau, tai net nustebau, galvoju, kas čia per prekinį ženklas Aito. Ir tokie štai prabangus automobiliai. Žinoma, vėlgi kinai. Ir tikriausiai daug kas girdėjęs Huawei prekinio ženklo telefonus. Tai čia yra Huawei bendradarbiaujantis su automobilių gamintoju. Ir štai pristato tokį įspūdingą stendą su savo modeliais, automobiliai skirti Europai. Ir dar vienas prabangus automobilis. Ir faktas tas, kad čia mes kalbame ne tiek apie kainą, kuri ten jau tikrai dabar gerokai daugiau nei 100 000 eurų. Nes štai pavyzdžiui šis modelis gali turėti tiek iš tinklo įkraunamą hibridinę pavarą, tiek ir būti kaip elektromobilis. Aito. Paspaudi mygtuką, durelės užsidaro pačios. Pasižiūrėkite, kas čia darosi. Pagalvėlės, komfortas. Na, aš dar prieš kelis metus net nebūčiau įsivaizdavęs, kad kinai gali pristatyti tokius automobilius. Asociacijos tikriausiai ne viena man, su galbūt Bentley, gal net Rolls-Royce automobiliais. Štai čia krištolinis valdiklis. Na, aukščiausio lygio automobiliai. Kažkas tokio, tikrai įspūdinga. Ir tuo tikriausiai ir baigsiu šią apžvalgą iš Paryžiaus automobilių parodos, kurioje be jokių klausimų dominavo gamintojai iš Kinijos ir dominavo ne tik kiekiu, bet dominavo ir kokybę. Ir aš neturiu jokio abejonių, kad šie automobiliai ateina į mūsų rinką, į Europą ir norėtume mes to ar nenorime, tačiau Europos automobilių gamintojams reikia su tuo susitaikyti, vertinti, ką siūlo kinai, o siūlo jie tikrai labai stiprius gaminius, labai stiprius automobilius ir netgi pritaikius tos papildomus mokesčius, aš manau, kad pirkėjas vis tiek rinksis tą produktą, kuris jam atrodys labiausiai vertas kainos ir kokybės, nes tiek kalbant apie pigiausius automobilius, tiek kalbant ir apie brangiausius, visgi pirkėjas įsivertina tą santykį tarp kainos ir kokybės ir tai, ką aš matau dabar. Būtent to aš ir važiavau į šią parodą. Aš turėjau įtarimą, kad čia bus daug kiniškų automobilių, tačiau galvau, daugiausia tai bus, tokie patys pigiausi modeliai, kur tikrai nedvils nei jokia prabanga ir, tiesiog jie siūlys ir vilios pirkėjus savo kokie keliais tūkstančiais mažesnė nei europinio modelio kaina, tačiau matau kokybę, matau kaip jie pagaminti, štai tie patys tokie pasukami valdikliai, kur Tesla yra plastikiniai, čia yra metalinių paviršius, štai su tokiu perjungimu. Taip kad sveiki atvykę į naują pasaulį, į kurį atvažiuoja kiniški automobiliai.